Sveiki, čia Zemberis ir šiandieną parodysiu, kaip kelti farmmaking naujų būdų. Tai, kai išėjo update'as prieš mėnesį, maždaug 2 mėnesį ir 2, dabar kalėdas, nebeatsimenu, gal mėnesį, nežinau. Tai va išėjo toks dalykas, kad tas būtų tillbell, kuris reiškia, kad tu gali sudėti visus savo dalykus, kaip pickaxe, hammer, tokius dalykus kaip tinderbox, karoči, taip, tokie dalykai. Tai va, seniau, kai prieš tą update'ą žmonės naudojo Firelord, kurie galėdami gauti 46 farmmaking. Bet kai išėjo update'as, tai va, tau išėjo toks tillbell ir padarė 2 naujus options. Bet seniau tu galėdavai paspausti, tau padarytų use, man tai dabar reikia tą daryti, kad paspausti use. Tai va, dabar jeigu dabar nori kelti farmmaking, tau nereikia turėti tinderbox, nes tau bus tam diržė. Tai va, tai dabar jeigu tu norėtum dabar naudoti tą Firelord, tau reikėtų use, tada varyti, dar tau tada varyti. Tai va, tai neapsimoka. Koks čia grybas, blet, prie manęs stovi, dinkšino. Tai va, dabar geriausias būdas kelti tokiu būdu, nes su Firelord būtų labai ilgai kažkaip užknistų biškį, nes reikėjo daug spaudinėti ir tau pirštais užsipis. Tai va, ką čia dar, žinai, čia biškį užsikėliau, sorry, kad daugiau nenorėjau video, bet taip norėjau, nebuvo ką veikti, tik galvoju padarysiu vieną video, kaip kas geras su farmmaking, nes aš dabar pradėjau kelti, kuris dabar mano farmmaking yra 70, tai va, kad žinot, gal 90 cookingą. Tai va. Tai va, kaip sakau, dabar tai neapsimoka keltis su Firelord, nes nesąmonė bus, žinai, tiesiog, jeigu tu turi mažiau negu 20, turi mažiau negu 46 summoning, tai net neapsimoka, nes tau suknisi, kol tu gausi tokius charmus, nebent tu turi ten jų tūkstančiais, man jums pochu gali keltis. O tai net nesvarbu, tiesiog tu geriausia kelti taip paprastai. O aš nežinau, kiek čia per valandą gal XP gauni, bet gerus XP turi gauni, nežinau, gal ir būtų greičiau su Firelord, bet tiesiog užsiknisi, žinai, to nesuspaudinėti, žiūrėt, tai karoči, užsipėsi, tai va. Tai tiek su kalėdomis, šiandien yra 23 gruodžio, ble, dinkščiu vėl, kur aš darau video. Tai va, 23 gruodžio ir kalėdos bus iš 2 dienų. Turbūt aš nežaisiu per kalėdas, nes tokia šeima atvažiuoja, taip toliau. Tai va, tai tiek, bandysiu dar padaryti kelis video, kai po kalėdų. Tiesiog gal kad čia 26, 27, pas gal nepadarysiu jokio video per naujus metus. Tiesiog su naujais metais ir su kalėdom. Ate.